Sveiki, tai yra SEO trečiadienis, mano vardas Vladimiras, EasySEO agentūra. Šiandien turim labai įdomių žinių apie Google dokumentacijos paviešinimą. Vienas iš pirmųjų, galim taip pasakyti, šaltinių, kuris paminėjo apie nutekintus dokumentus, kurie buvo paviešinti GitHub repozitorijoje. Nuorodas į straipsnį rasit čia, iPullRank. Taip pat yra dokumentacija patogiai surūšiuota. Ypatingai čia man patinka šitas resursas, GitHub'o nuoroda yra čia ir dar kiti papildomi šaltiniai, kur galima paskaityti plačiau. Bet mes padarėm savo santrauką, kas man pasirodė įdomu, bet prieš tai noriu pasakyti apie vieną dalyką. Neseniai kolega iš kitos SEO agentūros parašė man, kad iš Gmail'o, kuriam yra mano vardas pavardė, Vladimir Malach, Gmail, yra siunčiami pasiūlymai pirkti nuorodas. Tai turiu pasakyti, kad mes jokių panašių pasiūlymų neplatinam, mes turime naujienlaiškį, jūs galit prenumeruoti ir tada gausit iš mūsų jau oficialaus pašto, kur yra info EasySEO, gausit laišką, pavyzdžiui, kaip ir apie tokią naujieną. Bet pasirodo, kad ir dar vienas, bet ten yra žinomas, pasaulio mastu žinomas SEO specialistas Steve Toss irgi parašė publikaciją Facebook'e apie tai, kad jo vardu yra siunčiami pasiūlymai pirkti nuorodas. Tai panašaus turinio laiškas irgi buvo publikuotas. Ok, tai grįžtam prie Google dokumentacijos. Ką mes išmokom ir kaip galima tai panaudoti. Video greičiausiai bus šiek tiek ilgesnis, aš manau, kad bandysiu tilpti į 10 minučių, bet pažiūrėsim, kaip pavyks. Kas nori greičiau, tiesiog gali perskaityti straipsnį, čia yra, pavadinkim, santrauka svarbiausių mano akimis dokumentų ir akcentų, bet video yra tam, kad aš galėčiau pakomentuoti pats asmeniškai apie šią naujieną. Gerai, tai grįžtam prie naujienos. Buvo paviešinti 2596 moduliai ir čia yra vienas iš tinklapių, labai įdomus pavadinimas, kažkas labai greit sureagavo ir labai patogiai struktūrizavo, čia galima pagal tam tikrus faktorius surasti dokumentacijų. Ok, grįžtam į straipsnį. Taip, buvo paviešinta virš 14 000 atributų, jie angliškai vadinasi features, kurie turi įtakos tinklapio reitingavimui. Jeigu anksčiau visi kalbėjo apie SEO specialistai kalbėjo apie 200 faktorių, tai dabar jau kalbam apie 14 000 faktorių. Ir tai gan yra įdomus dalykas paskaityti, kaip tai atrodo. Aš padariau screenshotą iš vieno šaltinio, kas man pasirodė čia įdomu, kad aš pabraukiau, kur yra paminėta, kad yra vidiniai komentarai, kurie yra skirti Google darbuotojams. Ir vienas iš komentaro paminė, kas yra high quality site. Ir kaip yra įdomus dalykas, kad Google'os vidiniai dokumentacijai čia niekur nesako, kaip jie naudoja ir kuris faktorius yra svarbesnis iš visų 14 000, bet galima sudaryti įspūdį apie tai, kaip jie naudoja, kaip jie masto, kaip jie naudoja faktorius. Pavyzdžiui, yra vienas iš komentarų parašytas, kad mes surinkame ankorus, čia yra 43 eilutė, mes surinkame ankorus ir tam, kad aš pabandysiu priartinti, kad mes galėtume vėliau, čia yra that we can count later, kad mes galėtume vėliau perskaičiuoti reitingavimo faktorius. Tai eina kalba apie tai ir toj dokumentacijai bendrai yra vadinami terminai twiddlers, kad jie egzistuoja tam, kad vėliau būtų galima pakoreguoti, sakykime, pirminį reitingavimą, kuris gali būti, pavyzdžiui, tai pasirodo gyvai, kai tu publikuoji, tarkim, naują tinklapį, ar, sakykime, atlieki kažkokios korekcijas, pavyzdžiui, tas, tarkim, vidinis puslapis keliauja į viršų, į top 10, ir tu matai paskui, kad atsitinka kaip rollbackas, taip vadinamas pozicijų kritimas, arba tai dar kitaip vadinamas Google Dance, kai tu iškeli tinklapį į 10 ir paskui jis iškrenta laikinai, visi tikisi, kad laikinai. Dažniausiai yra taip, kad kaip amerikietiški
atrakcionai, tai atrodo grafikas nėra staigus, kad nuo taško A iki taško B judi tiesiai, o dažniausiai tai yra kaip kalnelė arba kaip tas grafikas aukštyn žemyn. Tai vienas iš įdomesnių momentų, kas man pasirodė įdomu. Tai tada grįžtam prie reikalo. Ir aišku, čia įdomiausias dalykas buvo tame, kad buvo toj dokumentacijoje atrasti faktoriai, kur Google atstovai viešai kalbėjo, kad tai yra netiesa, kad tai neegzistuoja, pavyzdžiui, domeno autoritetas arba kitas dalykas sandbox. Tai dabar į keletą pažiūrėsim tokių momentų, kad čia aišku ir visiems linkėjimai, visiems SEO teoretikams, kurie cituoja dažnai, sakykim, kai bendrauja ir jie, John Mueller sakė tas, ten dar kažkas sakė, parašė kažką dar. Ir tai nesutampa su tai, ką tu matai praktikoje, kai mes atliekame eksperimentus, kai mes dirbame kasdien prie algoritmo, galima pasakyti, prie algoritmo rezultatų, mes matome, kas veikia, kas neveikia, ir dažnai tai prieštarauja oficialiai kažkuriai pozicijai Google pasisakytai. Pavyzdžiui, kad dažnai, čia tiesiog vienas iš momentų čia yra aprašytas, kur John Mueller savo video atsakymuose pasakė, kad we don't have anything like website authority score, kad jie neturi nieko panašaus į domeno arba tinklapio autoritetą skaičiavimą. Ir čia yra nuoroda į YouTube, kur yra pasakyta, aš padariau tokį screenshotą, bet toje dokumentacijoje yra atskleistas toks vienas iš atributų kaip site authority. Tai būtų galima surasti toje dokumentacijoje. Kitas irgi įdomus dalykas, apie kurį, kaip man atrodo, melavo Google, kad nėra tokio dalyko efekto kaip sandbox, kai naujas tinklapis yra diskriminuojamas dėl amžiaus. Ir mes dažnai tai matom, kai paleidi naują tinklapį, tai greičiausiai sutampa su nauju domenu, naujas tinklapis, naujas domenas, ir tu matai, kad bet ką tu gali daryti, rezultatai ateina kažkur tik tai po 6 mėnesių. Sandbox, screenshotas, kur John Muelleris pasakė, kad nėra tokio dalyko kaip sandbox, bet dokumentacija yra ir čia paminėtas per DocData modulis, host age. Aš dar įdėsiu tą screenshotą, kai pabaigsiu įrašyti video. Kitas dalykas, kad vienas iš atstovų, Gary Illyes, buvo pasakęs, ir čia jis net viešai kažkada labai nemandagiai apkaltino Rand Fishkiną, žinoma SEO specialistą, kad Google jokiais būdais nenaudoja laiko praleistą tinklapyje, paspaudimo statistikos nenaudoja reitingavimai, kai Fishkinas buvo vienas iš pirmųjų, kai atlikos eksperimentą ir tas eksperimentas buvo viešas, kai paspaudimo rodikliai gali įtakoti, kur randasi tinklapis. Nuo to laiko tikrai algoritmas pasikeitė ir patobulėjo. Dabar yra NavBoost modulis atskiras skirtas tam. Jeigu anksčiau tai buvo paprastas click-through rate statistikos surinkimas, tai dabar yra žymiai sudėtingesnis algoritmas, ir apie tai bus sekantis video. Aš planuoju jį rašyti ir kalbėti apie tai kitą SEO trečiadienį, bet tekstas mūsų jau yra parašytas ir nuoroda irgi bus čia straipsnėje. Įdėsime štai čia apie NavBoost principą. Tai kalbant apie paspaudimus, čia irgi yra screenshotas iš nutekintos dokumentacijos, kur yra tokie faktoriai kaip bad clicks, good clicks, longest clicks ir unique squashed click, kur galima ir net paskaityti komentarus. Judam toliau. Man pasirodė dar vienas įdomus momentas, kalbant apie paspaudimo rodiklį. Yra iš Google patento, kuris vadinasi time-based patentas, tai surištas su laiku. Ir yra paviešinta schema. Tame patente yra paminėta schema, kur yra naudojamas click-through rate, CTR.
faktorius ir, sakykime, čia yra du moduliai, kaip gali būti, kur naudojamas apskaičiavimo istorinis CTR rodiklis. Ir jeigu čia yra pirminis paspaudimas arba pirminė paieška Google algoritme ir, sakykime, jau ne kur pasikartoja paieška, tada įsijungia dar papildomai ranking filter, į kurį keliauja informacija iš istorinės, kur istoriškai buvo surinkta apie paspaudimus. Tai čia galima irgi paspausti nuorodą ir paskaityti tą patentą, jis nėra labai ilgas, bet įdomus. Kiti įdomus atradimai bendrai noriu paminėti apie tai, kad Google paminėjo, kiti, kas iš Mike Kingas paminėjo, kad freshness matters, čia bendrai suvedė tokius kaip fiksuojamus rodiklius date by line, syntactic data, semantic data. Taip pat, tai čia viskas aišku, kad Google nori matyti, kad turinys būtų aktualus. Pavyzdžiui, jeigu mes parašėm SEO optimizavimo gidą 2015 metais, tai iš tikrųjų, jeigu mes nuo to laiko nieką neatnaujinam, tai Google greičiausiai vertintų, kad toje nišoje tu turėtum turėti šiek tiek naujesnį informaciją adaptuotą 24 metams. Tai kitas dalykas, kuris yra gan įdomus, kad Google priskiria vektorius puslapiams, tinklapiams. Iš tikrųjų, čia yra daugiau, reikėtų pasigilinti, kam įdomu, yra Corey iš Holistic SEO atskiras kursas. Man teko su juos susipažinti ir aš turiu tokią įspūdį, kad tam, kad išmokti tai, kad dėsto Corey, gali būti atskiras bakalauras. Iš tikrųjų labai daug naudingos informacijos apie vektorizavimą, apie turinio vektorizavimą, apie rašymą, apie tai, kaip yra patikimas turinys. Bet čia trumpai galima suvesti į tai, kad yra tokie dalykai kaip site radius, kuris palygina, pasakykim taip, puslapio atitikimo tematikai, galima taip pasakyti. Ir pagrindinė tinklapio tematika yra Site Focus Score. Tai pavyzdžiui, labai puikus pavyzdys būtų naujienų portalas, kuris, pavyzdžiui, rašo apie automobilius, bet pats naujienų portalas yra apie viską. Tai šitoje vietoj naujiena apie automobilius, kur tu rašai tame pačiame portale ir apie katinus, ir apie bandeles, ir apie marketingą, tai site radius būtų tavo tematika, tos straipsnio tematika būtų labai toli nuo bendros tematikos, kuris kaip naujienų portalas kaip ir neturi. Tai reikia turėti omeny, kai rašomas blogas, pavyzdžiui, rašai apie interjerą, tai neeiti per plačiai, kad likti, kai, sakykim, rašai apie interjerą, tai tada nerašyti apie, sakykim, neskirti labai daug dėmesio savo tinklapyje automobiliams, galima taip pasakyti. Dar vienas įdomus faktorius yra tai, kad Google saugo registracijos informaciją, šitą mes aišku žinojom, tik tai dar vienas toks įdomus patvirtinimas yra ne modifikatorius, o yra faktorius registration info, kuris taip ir vadinasi. Dar kitas yra, kad tinklapio meta titlas, puslapio pavadinimas, meta title, yra labai aktualus faktorius ir Google turi tam atskirą atributą title match score, kur tikrina atitikimą paieškos užklausai, kaip gerai sutampo puslapio pavadinimas, meta title, su paieškos užklausa. Judam toliau. Google taip pat tikrina, čia įdomus faktorius, nėra patikslinimo, kaip tikrina, bet tikrai skiria tam dėmesį, kad dokumento šrifto dydis yra svarbus Google'ui. Aš galvoju, greičiausiai čia eina kalba apie tai ypatingai mobiliuose įrenginiuose, kur šrifto dydis arba vidurkis viso tinklapio, net čia yra apskaičiuojamas, gali turėti įtakos. Pavyzdžiui, jeigu yra per smulkus fontas, tai jis gali būti nepatogus ir, sakykime, jeigu tavo vidurkis visų fontų visam tinklapyje yra Google algoritmo akimis yra nepatogus vartotojai, tai tu gali gauti
Google'as atims iš tavęs karmos taškų, pavadinkim taip. Tai čia yra mano tokia interpretacija. Ir vienas iš įdomiausių faktorių, kur man pasirodė labai įdomus, yra Twiddlers. Tai yra reitingavimo modifikatoriai, kurie gali vėliau, po kurio laiko, pakeisti dokumento, reitinguojamo dokumento pozicijas SERP paieškoje, tai paieškos rezultatuose. Ir tų Twiddlers modifikatorių yra iš tikrųjų daug, kam įdomu, galite pasiskaityti tuose straipsniuose, kur bus minėta apačioje. Ir kaip pasekmes Twiddlers veikimo gali būti pažeminimas SERP paieškose ir dėl tokių faktorių kaip kai nuoroda nesutampa su galutiniu tinklapiu. Pavyzdžiui, tai galėtų būti, kad plačiau žiūrėkite mūsų tinklapį EasySEO.lt, o veda į tinklapį, paimkim bet kokį kitą tinklapį, kaip ir, nežinau, easyseolab.lt, pavyzdžiui. Tai čia būtų jau nesutapimas. Ankoro ir galutinis tinklapis. Okay, čia vienas iš svarbiausių mano akimis faktoriai yra apie tai, kaip SERP naršymas, ir čia eina kalba apie NavBoost algoritmą, kad naršymas paieškoje gali signalizuoti Google'ui nepasitenkinimą. Iš tikrųjų, tai mes tai žinojome iš praktikos iš anksčiau, bet gavome dabar patvirtinimą ir šiek tiek tai tenkina mūsų ego, galima taip pavadinti. Turime iš Google nutekintos dokumentacijos, dabar turime tam patvirtinimą. Okay, Nav demotion. Tai čia vėlgi pažeminimas dėl problemų tinklapio navigacijai. Pavyzdžiui, meniu netvarkingai veikia, gali būti klaidos meniu navigacijoje, arba, sakykime, meniu navigacija yra nepatogiai išdėstoma. Tai čia už tai galima gauti irgi kaip ir pažeminimą paieškos rezultatuose. Apie lokaciją. Tai čia eina kalba apie geografinę lokaciją. Iš tikrųjų yra mažai informacijos, bet palikau tą punktą. Čia buvo paminėta šitame straipsnėje. Search Engine Land. Palikau tam, kad paskui, kai pats grįšiu į straipsnį, kad galėčiau skirti tam daugiau dėmesio ir panagrinėti šitos punktus. Okay, čia vienas irgi iš iššūkių, kad Exact Match Domain, šiandien Exact Match Domain vis dar veikia, ne taip kaip, sakykim, prieš 3 metus, bet Exact Match Domain gali būti tas faktorius, dėl kurio tu gali gauti karmos taškų mažinimą, pavadinkim taip. Na ir aišku, čia dėl pornografijos, čia viskas kaip ir aišku, dėl turinio, dėl nuorodų ir panašiai. Ok, einam toliau. Pasistengsiu greičiau. Puslapio istorija. Čia labai įdomus pasirodė man faktas, kad Google saugo 20 paskutinio dokumento pakeitimų arba versijų, bet kaip sako dokumentacijos komentarai, Google saugo visą istoriją absoliučiai, bet į reitingavimą traukia paskutinius 20 pakeitimus. Tai pavyzdžiui, aš šiandien atnaujinu šitą straipsnį, Google aplanko, užfiksuoja, tai suindeksuoja kažkokią versiją ir saugo 20 versijų paskutinių reitingavimui. Įdomus faktas. Ok, nuorodas vis dar veikia. Tai kaip sako algoritmas, algoritmo dokumentai, PageRank niekur nedingo ir vis dar naudojamas viduje algoritme. Aišku, mes kaip ir žinojom šitą dalyką, tik tai jis nėra prieinamas viešai. Tai vienas iš svarbesnių dalykų yra link diversity, kad nuorodų būtų įvairių ir aktualių, relevance score. Įvairių, tai pavyzdžiui, tinklapis gali turėti nuorodų iš portalų, naujienų portalų, iš forumų, iš kitų šaltinių, tai iš socialinių tinklų ir panašiai. Ir vienas iš įdomiausių irgi faktorių, kuris man labai įdomus pasirodė, kad dokumento ilgis yra apkarpamos dėl tokio feature kaip num token. Tie, kas dirba su dirbtiniu intelektu arba programuoja, žino, kad yra apribojimai, kurie yra būtent dėl tokenų
kiek gali algoritmas apdoroti vienu metu simbolių, galima taip kitaip pasakyti. Tai kai dokumentus viršia tam tikrą informacijos kiekį, galima taip panaudoti, tiesiog algoritmas, robotas jau nebeskaita ir tai tiesiog lieka ignoruojama. Nu ir tai, kad Chromas naudojamas CTR rodikliai stebėti, kaip irgi nėra labai didelė naujiena, tai Chrome naršikliai yra Google produktas ir kad jis nenaudotų tam, kad nustatyti, kur žmonės paspaudžia navigacijos metu, ką žmonės daro naršiklyje ir ką jie skaito tinkamų turinio ir kas netinkamų. Tai iš tikrųjų, kaip ir natūralu, kad Google naudoja tą naršyklę, nors prieš tai buvo labai tai buvo neigiama iš Google atstovų. Ok, tai kaip panaudoti visą tą informaciją? Kam įdomu, aišku, gali paskaityti dokumentaciją. Man pasirodė įdomu, kad 10 dieną, čia birželio 10 dieną, Google atstovai pripažino, kad yra tas dokumentų nutekinimas ir parašė socialiniam tinkle X, parašė apie tai atskirą įrašą. Ir man patiko, kad jie paėmė tą pirminį šaltinį, kur yra iPullRank, ir pacitavo, tai rekomenduoja laikytis duotos rekomendacijos iš to straipsnio, kur parašė Mike King, kad, čia jeigu trumpai, make great content and promote it well. Iš tikrųjų, man atrodo, kad tai labai naudingas ir geras patarimas ir galiu ir apie tai šiek tiek pakomentuoti, kad mano akimis, kad jeigu turinys yra unikalus, naudingas, įdomus ir jeigu jį tinkamai paviešinti, promautinti, skatinti to turinio plėtra, galima taip pavadinti, tai gali sulaukti labai teigiamų rezultatų, ne tik SEO rezultatų, bet kalbant ir apie komercinius rezultatus, bet kurio net ir smulkaus verslo. Ok, tai kas įdomu, man kokios išvados galėtų būti, tai kad SEO testavimas lieka vienas iš svarbiausių SEO specialistų darbų. Mes nuolat testuojam, net kvailuojam ir keistus atliekam testus, kartais jie atrodo juokingi, bet mes turim kažkokių hipotezę ir protestuojam ir pažiūrim, ar tai veikia ir tada jau galime taikyti ant klientų tinklapių. Tai tiesiog mano yra asmeninė nuomonė, kad SEO specialistas turi turėti savo projektų, mes tokių nuolat turim, ant kurių mes galim kažką protestuoti ir įsitikinti, tai veikia ar ne. Ok, brando žinomumas, prekinio ženklo vystymas yra vienas iš, kaip jisai ir buvo kalbama apie tai, bet iš tos dokumentacijos dabar sužinojom, kad brandinės paieškos, prekinio ženklo paieškos Google yra labai svarbios. Ir Google tikrai norėtų skirti daugiau karmos taškų, vėlgi pavadinkim tą gradaciją, tam, kad jeigu tavo brandas yra žinomas, ieškomas ir tu turi, sakykim taip, gerą žinomą brandą, tu tikrai gausi, tai tikrai bus matoma Google paieškos rezultatuose ir SEO optimizavimo procesas tampa lengvesnis. Kitas dalykas, CTR patobulinimas. Aš manau, kad čia turėtų būti bet kokia atveju, net jeigu tai Google'as nenutekintų, jeigu nebūtų nutekintos dokumentacijos, paspaudimo kiekis arba pagerinimas paspaudimo rodiklio SERP paieškoje ypatingai bet kokia atveju yra naudingas. Net jeigu tu esi, sakykime, nedaug pasiekęs paieškoje, tarkim, tu esi 9 vietoj, bet žmonės mato tavo rezultatą ir spaudžia ant jo, tai kaip verslo tai gali būti naudinga. Ir tada, vėl grįžtam prie turinio, tas turinys turėtų būti tikrai geras ir naudingas. Jeigu žmogus atsirado tavo tinklapyje, jis turėtų nepalikti to tinklapio. Pirmas dalykas, turi atrasti atsakymą į savo klausimą, kuris yra ieškomas. Ir geriausiu atveju,
kaip yra sakoma, vienas iš faktorių yra last click, kad jeigu tu gali padaryti, kad tavo tinklapis būtų paskutinės paieškoje, tai tikrai priduoda daug karmos taškų tam tinklapiai ir čia turėtume visi naudoti šitą faktorių, man taip atrodo. Ačiū visiems, kas buvo iki galo. Jeigu turit, nežinau, kažkokių komentarų, pastabų, galėtume tada parašyti YouTube komentaruose. Nuoroda į YouTube bus ir pačiame įraše, šitame įmesime nuorodą į YouTube bus. Komentarus aš skaitysiu, pasistengsiu atsakyti. Įdomu, ką jūs pastebėjot. Ačiū ir iki.